Vyks 11-asis daugiadienis dviračių žygis. Ar pasiruošę, kaip nuotaikos? Puikios nuotaikos, aišku, pasiruošę. Ne pirmą kartą važiuojam po ilgos pertraukos, bet su dideliu noru. Kaip sekėsi praeitus kartus? Praeitus kartus sekėsi labai gerai. Aišku, vakare būdavom pavargę, bet smagu. Nežinau, ką pasakyti, šiaip faina labai. Kaip nuotaikos, ar pasiruošę? Taip, labai geros nuotaikos, oras geras, mes jau pasiruošę šiandien. Ar pirmą kartą dalyvaujate dviračių žygyje? Ne, tai jau mano 6. daugiadienis dviračių žygis. Kaip sekėsi praeitus kartus? Įvairiai, buvo ir dviračiai lūžo, ir orai neglostė. Paskutinį kartą, kai šitą pusę minėm, kur dabar minsim, tai buvo audra ir niekai labai sunkiai sekėsi įveikti visą ruožą. Ar pats dalyvausite ir tik išlydėsite savo komandą? Šiandieną tik išlydime, turime savo palydinčiąją komandą, turim 6 visą grupelę, bet ateityje, manau, pasijungsime. Ar pavyko puikiai suorganizuoti šį dviračių žygį? Jūsų klausimas buvo, ar pavyko puikiai suorganizuoti. Taigi, ar puikiai, pasakysime, kai pasibaigs žygis. O tai, kad jis yra, ir aš labai tuo džiaugiuosi, todėl, kad, kaip matote, ir Raseinių pagrindinė grupė, ir palydinčiųjų, ir dabar šiuo metu, akimirka viena kita, taip pat prisijungs Radviliškio palydintieji. Kaip prasidėjo ši tradicija rengti dviračių žygius? Taigi mes matydavome gyvenime, kad žmonės važinėja mašinomis, o vis dėlto labai yra gera priemonė ir sveika, ir taupi, ekonomiška, ir mes galime labai daug pamatyti savo rajone, Lietuvoje, ir užsienyje važiuodami dviračių. Tai yra pigiau ir galiausiai sveikiau. Jau čia yra 11-asis dviračių žygis. Mes esame važiavę Lietuva-Latvija, Lietuva-Baltarusija, Lietuva-Lenkija, esam Lietuvos tūkstantmečių išraižę net skaičių 1000 po Lietuvos kaimelius ir miestelius. O šis žygis yra prisiminti Lietuvos kelią Žemaičių plentu. Taigi iš Raseinių Žemaičių plentu minsime 4 dienas iki Baltijos jūros. Nors savame suprantama, dviratininkai gali nuvažiuoti daug greičiau, bet mes sustojinėsime. Mes sustosime šiąnakt Laukuvoje, tačiau kol nuvažiuosime iki Laukuvos, mes aplankysime gražias vietas Nemakščių, Kryžkalnio, Kaltinėnų, susitiksime su žymiais žmonėmis, aplankysime istorinės kultūros, lankytinas vietas ir tuo pagilinsime savo žinius, tuo pasidžiaugsime, galiausiai pasiprinsime savo sveikatą. Kada reikia tikėtis ir laukti jūsų čia sugrįžtant? Taigi mūsų vieni žygiai važiuoja, prasideda Raseiniuose ir sugrįžtame į Raseiniuose, o kiti žygiai Spinduliu eina tolyn, o po to jie yra pervažiami žmonės atgal. Taigi šis žygis iš Raseinių Žemaičių plentų iki Baltijos jūros jau aišku, kad užsibaigs prie Baltijos jūros. Mes važiuosime paskutinėmis dienomis iš Šventosios į Palangą, iš Palangos ir Klaipėdą ir ten užbaigsime žygį. Nors kasdien, štai ir šiandien lošime mero dviratį čia, rytoj Šilalės mero siurprizą Šilalėje, poryt kitų savivaldybių vadovų jų įsteigtuosius prizus, kaip suprantate, čia nesulauksite. Čia parvažiuos tik individualiai savanoriai, kaip Viršilas Edmundas, Aidas Kavaliauskas, žada savarankiškai grįžti, o visus kitus organizuotai parvešime, nes važiuos priekyje policija, važiuoja kartu pirminės sveikatos priežiūros specialistė, kuri lydės kelyje, kad jeigu kas netyčia ar nusibrozdintų kelieniuką pagalbą, bet kai visada tokie žmonės lydintieji yra, tai ir mes labai gražiai užbaigėme tuos žygius, ir lydės pabaigoje techninė pagalba, galbūt užvažiuos kas ant vinies ar šiaip ant aštraus daikto ir turės sustoti. Ką manote apie šį dviračių žygį? Aš labai džiaugiuosi, kad Raseiniai kaip tik yra vienas iš organizatorių šito jau tradicinių tapusių dviračio žygių. Ir džiaugiuosi, kad organizuoja tą žygį mūsų tarybos narė Onutė Babonienė. Ir galvoju, kad tai yra pavyzdys, kaip galima turiningai praleisti laisvalaikį ir pažinti mūsų gimtąjį kraštą Lietuvą. Gal pas planuojate prisijungti? Ne, tikrai neturiu galimybę šiuo metu važinėti dviračiu. Jeigu turėčiau daugiau laiko, ko gero tikrai dalyvaučiau. Jaunystėje mėgau labai važinėti dviračiu, dabar labai retai kada pavažiuoju juo. Susitikti su žymiais žmonėmis, žodžiu, praplėsti savo akiratį, kultūringai praleisti laisvalaikį ir pastiprinti savo sveikatą.
Nusiplėšėt, pasiliekat savo, kad tai būtų aišku, o pusę norit sulankstot, norit atvirai įdedat, kad neišlėktų nuo vėjo, tai padarysite. Mes ne mamos vaikai, mes Robinzonai. Pusryčius valgot? Pietus? Vakarienę? Už tai ačiū. Dabar jau galite čia atsisukti, dviračio dalyviai. Už tai aš toks stambus. Link. Važiuot. Visus šokus gerą šokį. Dviračiai susipakuot. Tie, kurių numeris bus neištrauktas, jūs nesapykit, kitą kartą laimėsit. Laimės, būna pagodos, prizai būna įvairiausi. Dviratininkai, tie, kurie važiuos daugiadienėme žygyje, bus loterija rytoj iš ryto vėl Šilalės merai įsteigti. Gerai, laimėtojas šito dviračio žygio išrasi. Taigi mes ir klausime, laimėtoja yra, kaip tavo vardas? Meglė. Kaip tavo pavardė? Švakstė. Iš kokios? Noriu tau įteikti šitą laimingo bileto antrą dalį, kad suklijuotum ir turėtum ir žinotum, kad tai tavo laimingiausias biletas. Pabandyk pavažiuoti. Po metų grįžti.